Šį butą nusipirkome prieš kelis metus, pilnai įrengtą, tai yra su visu jame esančiu interjeru, su baldais, su buitinė technika. Ir patys prie jo kaip ir neprisidėjome iki šiol, bet jau kokį pusmetį galvojame, kaip jį atnaujinti, kad jis labiau atitiktų mūsų poreikius. Tai galvojame, kad patys net nežinome, nuo ko pradėti. Tada ir kilo mintis kreiptis į jūsų laidą, kadangi turite visus tam reikalingus specialistus ir galite tai padaryti per labai trumpą laiką ir minimaliomis sąnaudomis. Mes įsivaizduojame, kad labiausiai trūksta tai pietų stalo, kad galėtume tiek mes su vyru kasdieną pietauti, vakarieniauti patogiai, taip pat, kad su svečiais pavalgyti ir žaisti stalo žaidimus, kadangi dabar esantis baras ir staliukas negali atstoti ir patenkinti mūsų šitų poreikių. Taip pat galvojame, kad reikėtų pakeisti sekciją, kadangi jinai yra per didelė tokiai mažai erdvei ir vietoj jos kažkas galėtų atsirasti komoda nedidelė ar lentynos, kad ir būtų kur susidėti daiktus, bet kartu tai, kaip sakiau, neužgriozdintų ir pačios erdvės, kadangi jos nėra daug. Na ir turbūt reikėtų, kaip mes įsivaizduojam, tai yra sudėtingiausia užduotis, tai pritaikyti prie būsimo naujo interjero, tokio klasikinio ir šviesesnio greičiausiai, tai virtuvę esančią ir mūsų didelę ir patogią sofą. Norėtume pakeisti iš esmės pačių sienų spalvas, kadangi dabar esanti tokia raudona, rausvo atspalvio spalva truputėlį vargina per ilgą laiką, norėtųsi kažko labiau klasikinio ir šviesesnio, nes tai sudarytų, mes kaip galvojame, kad ir didesnį erdvės pojūtį ir tai tikrai nenusibostų per kurį laiką, nes smulkės detalės gali pakeisti, jau sienos tai ilgam išlieka tokios, kokios jos yra. Šiuo momentu man sudėtinga yra įsivaizduoti, kad per tokį trumpą laiką būtų galima išpildyti visus mūsų norus ir maksimaliai patenkinti mūsų poreikius. Tai yra, kad interjeras būtų tikrai iš esmės pakeistas, būtų gražu, jauku, minimaliom sąnaudom ir labai greitai. Tai iš statybų TV gavau labai įdomią užduotį restauruoti, renovuoti jaunos šeimos būstą. Susitikome su šeimininkė ir išklausiau jos lūkesčius, jos norus ir susidariau jau įspūdį, kaip tas būtas turėtų atrodyti ir numačiau jau kai kuriuos pasikeitimus. Pirmiausia, keisime sienų spalvas, keisime virtuvės fasadą. Taip pat turime labai gerą dar sofą, kurios tikrai nenorim išmesti. Gaila gerą daiktą išmetinėti, ją galima tikrai prikelti naujam gyvenimui. Tai tiesiog pakeisime gobeleną, padekoruosime gražiom minkštom pagalvėlėm ir manau bus įspūdis tikrai didelis.